Arvydo Sabonio krepšinio centras Samsonas komanda save gali vadinti geriausia šio sezono moksleivių krepšinio lygos ekipa. Kauniečiai šį savaitgalį aukso medalius iškovojo jaunių vaikinų B gimusių 1994 metais krepšinio čempionate Ežys. Saboniukai prieš 3 savaitės tapo čempionais ir metais vyresnių vaikinų pirmenybėse. Todėl pasiektą dublį galima vadinti geriausia, ką buvo įmanoma iškovoti. Iš tiesų šis sezonas panašus į svajonę, aišku, aš ir komanda mes to siekėme ir to tikėjomės, bet aišku, kada varžovai yra stiprus, tai bet kuris pralaimėjimas, ten ypač play-off'uose, tave atima šansą tau pasiekti ten. Iš tikrųjų buvo žymiai sunkiau, kadangi pagal vertę aš aišku vertinu 93 metų pagrindinių jaunių čempionatą žymiai aukščiau. Ir šiandien, jeigu būtumėm pralaimėję, sakysim, toks būtų dvejopas jausmas, kaip ir savo čempionatą pralaimėję, vyresnių laimėję, dabar, kada buvo laimėti, geriau negali būti. Sabonio krepšinio centras Samsonas komanda finale 83-79 nugalėjo Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos Šuko komandą. Rungtynių pradžia klostėsi vienodai abiems komandoms, tačiau vėliau iniciatyvai savo rankas perėmė Saboniukai ir trečiajame kėlinyje jie suskrovė net 18 taškų pranašumą. Tiesa, tada kauniečiai atsipalaidavo, o savų sirgalių palaikomi vilniečiai sugebėjo sumažinti atsilikimą iki 2 taškų. Visgi rungtynių pabaigoje priimti neteisingi sprendimai neleido marčiulioniukams išlyginti rezultato, o nugalėtojų taurę į viršų kėlė Sabonio krepšinio centro komanda. Visų pirma, mes įvykdėm praktiškai į pagrindinės užduotis keltas prieš varžybas, kova dėl laimėtų kamuolių, dėl atkovotų kamuolių. Aš dabar nežinau tų skaičių, bet manau, bent jau nepralaimėjom tikrai apylygiai. Tai visą laiką marčiulioniai mus šitam komponente ypatingai lenkdavo ir aišku pasiaukojama gynyba. Nugalėtojų gretose puikiai rungtyniavo Marius Grigonis, nors antrajame kėlinyje krepšininkas patyrė kojos traumą, tačiau sugrįžo į aikštę ir per 31 minutę pelnė 22 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. 18 taškų pelnė Justas Tamulis, 13 taškų surinko ir 7 kamuolius po krepšiais atkovojo komandos kapitonas Tomas Dimša. Taip gavus. Žaidėm, jau vis tiek antras čempionatas, norėjom labai laimėti ir antrą. Laimėjom su vyresniais, tai čia buvo sunkiau biškį, nes vyko Vilniui. Bet žaidėm iki galo ir laimėjom. Ką šiandien lėmė jūsų pergalę? Gera gynyba, man atrodo. Nežinau, statistikos nemačiau, kaip kamuolius kiek atkovojom. Nežinau, man atrodo gera gynyba. Marčiulionio akademijos gretose rezultatyviausiai rungtyniavo gynėjas Paulius Naraškevičius. Jis pelnė 22 taškus ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. 15 taškų įmetė Tautvydas Jodelis, po 14 Jokūbas Gintvainis ir Augustinas Jankaitis. Labai norėjom laimėti pirmą finalą, pralašėm. Manau, padarėm geras išvadas. Vis tiek pirmą finalą žymiai daugiau pralašėm. O šį tikrai parodėm charakterį ir manau, jei loštumėm dar vieną, tikrai laimėtumėm. Pirmam finalė ir šitam, manau, pritrūko sarginių žaidėjų suolo, daugiau pagalbos nuo sarginių žaidėjų suolo. Mes turėjom ir namų pranašumą, ir žiūrovus, ir palaikymą. Iš tikrųjų, mes tokia komanda, kuri niekada nepasiduoda. Sostinėje vyksime finalo ketvirtą bronzos medalius iškovojo Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos krepšininkai. Uostamiesčio ekipa mūšyje dėl 3 vietos 101-76 sutriuškino Saulės Šiauliai krepšininkus. Nugalėtojų gretose Daniel Jokubaitis pelnė 34 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Šiauliečių komandoje 20 taškus surinko Domantas Šimaitis. Pusfinaliuose Saboniukai 107-67 nugalėjo klaipėdiečius, o marčiulioniukai 90-44 nepaliko vilčių Šiaulių krepšininkams. Į geriausių čempionato žaidėjų simbolinį penketą pateko 2 čempionai Lukas Lekavičius ir Simas Raupys, vilnietis Paulius Naraškevičius, klaipėdietis Daniel Jokubaitis ir šiaulietis Rokas Valiulis.